Turėjome pasimti šitą gražuolę, bet kažko signalizacija užsiožiavo, nori dirbti, nori ne. Sako, neimkit, duosim kitą kažkokią. Laukiam kitos mašinos. Dodge Challenger aplamai turėtų būti fantastiška, bet atrodo skirta ne mums. Esame puikiajame Los Andželes kamštyje. Automobilių čia kaip ir kasdieną. Ypatingai daug. Kapinės. Štai tokia mašinytė važinėjom šiandien. Kalifornijos dykumomis. Vis dar Kalifornija. Mes važiuojame link mirties slėnio, Death Valley. Labai negyvenamas vietas ir čia. Gana dideli kalnai. Čia daug skraidančių lėktuvų. Mirties slėnis. Jis už tų kalnų.
Tuoj mes jį pateksim. Labai sausa ir karšta vieta pasaulyje. Be abejo, ypač vasarą. Štai čia žymusis mirties slėnis. Death Valley. Labai mažai gyvybės. Štai toks tas mirties slėnis. Ir dar šiek tiek Death Valley. Dar vienas Challenger. Pliki kalnai. Važiuojame link Las Vegaso per Nevados valstiją. Štai tokie peizažai. Aukšti kalnai matosi tolumoj. Snieguotom viršūnėm šitas gražus kalnas. Puiki mašina. Netikras dangus, iš tikrųjų čia lubos. Mes esame Las Vegase, šalia Planet Hollywood didžiulio viešbučio, kur mes įsikūrėme. O čia aplamai galybė kitų viešbučių ir reklamų. Pasivaikščiosim po vakarinį Las Vegasą, pažiūrėsim kas ir kaip. Las Vegase yra nedidelis Eifelio bokštas.
Labai prabangus viešbutis Caesar Palace. Triumfo arka. Caesar's Palace. Hell Kitchen. Gordono Ramsio restoranas Hell's Kitchen. Caesar's Palace viduje. Čia lošia tik paprasti žmonės, o ten visi VIP ypatingai svarbus, ten giliai. Galybė mašinų žaisti. Tiek mašinų pastoviai atvažiuoja į Caesar Palace. Ir ten eilė įvažiuoti. O čia ir pats Cezaris. Ir be abejo daugybė žaidimų automatų. Net prie baro yra žaidimų automatai. Žmonės sėdi prie baro ir iš karto žaidžia. Toks tas Cezaris. Kazino kompleksas Mirage, senas, jau sustabdyta, jau paruoštas griauti žemyn. Tikriausia statys naują kažką, daug didesnį, Hard Rock. Statys Hard Rock vietoj Mirage. Šiek tiek apsirikau, anas pastatas buvo tiesiog kitas, jis buvo už nugaros. Mirage kazino didelis jau nugriautas ir tik liko vienas gabalas ir parašyta jau, kad bus Hard Rock. Tuščia statybų aikštelė už tų tvorų. Šita gatvė vadinama Las Vegas Strip, kaip ir pagrindinė gatvė Las Vegase, bent jau pati brangiausia. Venecian kazino. Dar kažką stato.
Mini Venecija. Vin. Labai rimtas hotelis, kazino, didžiulis taip pat. Hilton, Encore. Las Vegase yra ir katedra. Jie tai bent vadina. Rytinis Las Vegas. Amerikietiški sandvičiai, tokie tipo pavalgymui $8 už tokį vieną. Nu va, kaip atrodo dydis toksai, tipo toks pats tas. Buvom vakar Las Vegase, tai už va tokio dydžio sumuštinį prašo lygiai tiek pat 8. Čia 4 kartus didesnis. Las Vegase kainos yra labai baisiais maisto. Netikėtai užėjo žiemos štormas. Mes esame Jutoje, išvažiavome iš Nevados į Jutą, važiavome link kalnų, kur buvo filmuojami visokie westernai ir panašiai su kaubojais, kalnai, ir netikėtai prasidėjo žiemos
štormas, žodžiu, ir pas mane vasarinės padangos, o reikia važiuoti dar 400 km, žiemos štormas įrodo priekyje ir viskas. Iš esmės kelionė baigta, laikas suktis atgal, nebeįmanoma toliau važiuoti, vien sniegas, o 4 valandas dar į priekį, dar gilyn į audrą, viskas, ate, viskas, kelionė tik atgal. Amerikietiškam supermarkete, Walmart's. Amerikoje maišelių nemokamų per akis. Kiek nori, tiek dėkis. Visi, aišku, be abejo už dyką. Šiuo metu esame Arizonoje. Važiuojame per kažkokius kalnus. Atgal grįžtame į Las Vegasą. O aplamai čia yra labai mažai gyvenviečių, net praktiškai nėra kur surasti viešbučio. Vėl sugrįžome į Las Vegasą, čia vėl gavome viešbutį, visai kitą. Jo, paskutinį kartą buvome šį rytą, per tą laiką nuvažiavome nemažą gabalą Nevados, Arizonos, Jutos, pasitikome sniego audrą, vėl sugrįžome į Arizoną ir vėl Nevadą ir galų gale viešbučio aplink vos ne kokio gal 200 km ruožė beveik net nėra. Ir grįžtame į Las Vegasą, čia vėl didžiuliai kamščiai. Ir vėl pasėmė viešbutį, bet nebe centre, nes ten ypatingai užkimšta viskas. Ir vėl būsim Las Vegase. Ar taip Las Vegasas atrodo dieną labai skirtingai nuo vakaro. O štai kaip atrodo Caesar Palace, kur vakar buvom viduje iš išorės, bet iš priešingos pusės ir dieną. Taip pat didelis kompleksas, labai prabangus. Na ir baisu. Biški pabaisė. Su auksiniais langais kažkoks viešbutis. Pasiėmėme nedidelį viešbutuką Las Vegaso šone, 3 žvaigždutės. Ir štai ką gavome. Didelis salonas. Didelė virtuvė su visom orkaitėm, mikrobangė tokio dydžio, tokio labai nekuklaus dydžio, ir su šaldytuvu, indaplovė, priminsiu, kad 3 žvaigždutės, čia visokių yra taurių ir panašiai, šaldytuvas,
Tokia irgi visai nemažutė vonia su dušu ir dar pati vonia. Čia miegamasis, televizorius, viskuo ir beveik be jokio vaizdo. Palmės kažkokios matosi. Taip šalto, palmės auga. Ir dar vienas televizorius. 3 žvaigždutės. Visai neblogas. Daug geresnis negu buvęs prieš tai centre. Walmart parduotuvė, na kaip Lietuvoje Maxima arba Anglijoje Tesco. Taip į priekį koks 70 metrų, o taip kokie gal 200 metrų tipo. Jo, belė kokio dydžio. Pasivaikščiokime. 5 kg jautienos iš karto sumaltos. Katinų maistas, net amerikietiški katinai yra stori. Pas amerikonus telikų nenumažinta. Gera reklama. Jeigu jūsų pistoletui reikia laikiklio kaburos, nusipirksit bet kokiam supermarketui. Esame už Las Vegaso, jau Kalifornijoje. Nacionalinis parkas vadinasi Mojave. Gana didelė teritorija, kaip apie 50 km ant 50. Toks iki vieta, šiek tiek kalnų, bet yra tokių varganų visokių augalų ir netgi gana nemažų kaktusų. Gana gražus. Krūmynai. Dar kažkokie kaktusai tokie gana spygliuoti. Auga ir labai varganos kažkokios palmės. Čia ne palmės, kažkokios palmės ar kas čia. Praktiškai tik vienas kelias eina per visą teritoriją, o aplink gana kalnuota. Vakar visą dieną labai stipriai lyja, temperatūra buvo virš 0 vos, o šiandien jau +12. Kaktusinių medžių atsirado. Tai paprastas kelias? Ne, pasirodo tai pats įžymiausias Jungtinių Amerikos valstijų kelias Route 66. Tiesa, jis nebėra toks populiarus, kaip buvo prieš 30 ar 50 metų. Senoviškas vaizdelis toks. Route 66. Čia ir
čia ir visur. Kaip gyvena kai kurie amerikiečiai. Pašto dėžutės. Čia eiliniai degaliniai. Alkoholio sekcija. Čia irgi eiliniai degaliniai. Mes atvykome Kalifornijoje į Joshua Tree nacionalinį parką. Gana nemažas, apie gal 40-50 km į vieną pusę, apie 20-30 km į kitą pusę ir šiek tiek kalnuotas. Ir gana nepigus, nuo kiekvienos mašinos po $30 už įvažiavimą, bet žmonių labai nemažai. Mes ką tik įvažiavome ir žiūrėsim, ką čia pamatysim. Atseitis yra rekomenduotinas. Pamatysim. Važiuosim aukščiau į kalnus. Ir dar kažkokias aplankysim istorinės vietas. Taip mums pažadėjo. Čia toks gana nemažas akmuo. Kažkoks perskilęs tik. Jo, akmenų čia daug. Nu, akmenų čia nemažai, ten tas pats didžiausias buvo. Krūmelių tokių dyglių labai yra. Ateinam į kažkokią vietą, vadinasi Skull Rock. Tipo akmuo lyg kaukolė ar kažkas tokio. Tuoj pažiūrėsim, kas čia vyksta. Radom akmuo, kuris panašus į kaukolę. Šiek tiek panašus. Gana didelis. Jo. Daug akmenų aplamai. Net žmonės kitur aukštai lapė. Kažkur toli. Na, akmenų čia netrūksta. Nelabai patogu tarp jų vaikščioti. Ir kaip biškį. Na, žmonės kažkur ten lapė. Neblogi vaizdeliai aplamai. Čia yra padarytas vaikščiojimo maršrutas, taip pat 3 km. Rašo, gali užimti vos ne iki 2 valandų. Gana įspūdinga vieta. Akmenų įvalės. Nemažas akmuo suskilęs taip pat.
Čia atseit kažkokie lyg kaktusai, lyg kas. Kitoje vietoje. Akmenų irgi taip pat didelių. Sustojom pavalgyti, staliukai yra, tokie akmenukai visai nemaži, kiekvienas ko gero lygus kaip mūsų puntukas, ten tokie du visai nedraugiški akmenys viršui, balansuoja, tikėkimės, kad jie nenukris, kol mes valgysim. Nėra šalta šiandien, gal koks 12-13 laipsnių šilumos, buvo net šilčiau, dabar pakilome aukštyn, bet stipriai vėjuota. Akmenai labai nemaži. Žemė į parko pačią aukščiausią vietą, aukščiausia kalnas 1600 metrų. Ten toli už kokį 30 km yra kalnas, 3,5 km parašyta. Priekyje kalnas, ten kur toli debesis metus. Bet ten jau nebe nacionalinis parkas. Ispaniškai. Tas akmuo kažkada nukris. Čia tokia užtvanka buvo padaryta. Fermeriai ten vandenį imdavo karvėm. Kažkas kažkada čia gyveno matyt. Toks mažas baseinas. Parašyta, kad užtvanka pastatyta kieno žmogus 49-50 metais, gana senai. Čia visa užtvanka būdavo, dabar vandens nėra. Saulė leidžiasi. Saulė jau palengva leidžiasi. Ko gero paskutinė vieta vadinasi Hidden Valley, kaip paslėptas slėnis. Ir teks važiuoti laukan.
štai taip atrodo centrinis Los Andželas. 저 신발끈 매려고 올라오는데. O čia bus pati plačiausia panorama, nes radau dar vieną vietą. Centras, vaizdas link pietų. Vaizdas į vakarus. Į šiaurės vakarus ir į šiaurę. Labai didelis miestas. Čia matosi gera gatvė, ilga. O dabar atvažiavome į Beverly Hillsą. Naktį mažai kas matosi, bet daugybė milijonierių namų, palmės. Jo, atrodo gyvena labai įspūdingai, bet nelabai čia ką naktį pavyks nufilmuoti dėja. Kita pusė irgi tai. Kalgaris, Kanada. Balta, kur dairais. Ir dar be to labai šalta. Sanka, what you smoking? Mes esame Kalgarių centre. Temperatūra gera, saulėta, -20 pats tas. Autobusas važiavo beveik 30 minučių nuo oro uosto, 2 svarai. Gera kaina. Ice cold water. Vargšam dalyja maistą.
Kažkokiam prabangiam prekybos centre. Didelis. Aha, daug sniego ant stogo. Ir stogas toks visai nemažas. Turi tramvajų savo Kalgaris. Šiaip valkatų visokių čia gana ne vienas ir ne du tipo. Tokie labai tarptini tipai. Vietinė liaudis treniruojasi kerlingą. Paramediko automobilį iš karto turi, jeigu kas susižeista. Stalai laukia klientų. Bet viduje yra vietų. Čia. Hello. Dar turi papuošę eglutę. Kažkoks senas namas. Čia treniruojas vienas. Kanadiečių mašinos priekyje neturi numerių, tik tai gale. Visai neblogai. Pats Kalgario centras. Yra nemažai dangoraižių visokių irgi. Neatrodo labai įspūdingai.